Gegužės 27 ir dienos klausimas, antradieninis apie Europos kaimynų dieną, bet bei kartu su baigiamai skaičiuoti Europos parlamento rinkimų balsais. Taigi, galima sakyti, Europos Sąjunga yra turbūt didžiausias pasaulinis kaiminystės projektas ir šią temą kalbėsime apie europinę kaiminystę su kadenciją baigiančią, nueinančią Europos parlamento narę Radvilę Morkūnaitę Mikulėnienę. Labą dieną. Sveiki. Ar sutiktumėt su mintim, kad Europos Sąjunga yra didžiausias kaiminystės projektas pasaulyje? Žinoma, sutinku ir matyt, tą kaiminystę galima apibūdinti dvejopai. Viena vertus, kas yra išorėje Europos Sąjungoje, kokios valstybės ir, kaip pasako, kaiminystė, bet ir dabar čia sutikau jūsų kolegą, kuris sakė, reikia, kad kažkas apie kaiminystę, sako, ką jūs čia rekomenduotumėt, galėtų kalbėti. Ir man iš karto kaiminystė, tai iš karto rytų kaiminystė, kažkaip pastarųjų dienų kontekste. Bet iš tikrųjų Europos Sąjunga ir kaiminystė, tai, kad yra 28 valstybės, kad mes visi gyvenam tokiam dideliam name, nežinau, ar daugiabutis būtų teisingas apibrėžimas. Bet iš tikrųjų tas buvimas vienoj bendruomeniai ir skirtingų šalių, skirtingų narių, skirtingų šeimų, pavadinkim taip, buvimas vienoje bendruomenėje, jis aišku ir sustiprina, bet atneša ir tam tikrų iššūkių, kaip čia vieni su kitais susitarti, kaip, nežinau, pastebėjus, kad per vieną ten stogo kraštą laša vanduo, ar čia vieno tik tai to būtų žodžiu atsakomybė, ar čia visų atsakomybė. Tai čia matytąją prasme tikrai kaiminystės apibrėžimas ir dėmuo Europos Sąjungoje yra labai labai svarbus. Malonūs klausytojai, jeigu jūs turite ką nors pasakyti apie kaiminystę ar apie savo kaimynus, pasidžiaugti jais, pasiskųsti, ar norėtumėte pakomentuoti Europos parlamento rinkimų rezultatus, o galbūt užduoti klausimą Radvilei, paskambinkite telefonu Vilniuje 2431 431. Mes čia dar prieš valandėlę bendravome su Laima Andrikiene, irgi nueinančia Europos parlamentare, 2 kadencijas ten dirbusi ir baigėme pokalbį iš tikrųjų apie, kaip galima sakyti, turbūt siaurėjančios kaiminystės tendenciją, galima taip sakyti, tai būtent nacionalistinių partijų atėjimą po šių rinkimų Europos parlamentą, sakytume, Švedijoje, Danijoje ir ne Prancūzijoje. Kaip pati pakomentuotumėte, kur tu Europą eini? Aišku, tie rezultatai gana, negaliu sakyti, kad jie visiškai netikėti, bet vis tiek tos prognozijos visą laiką būdavo, kad euroskeptinės nuomonės visuomenėje jos ganėtinai gajos, jos turi atgarsį, nes tai yra emocingi pareiškimai, tai yra tokie kraštutiniai, sakykime, pareiškimai, bet niekada niekas kažkaip negalvojo, kad tai gali surinkti didžiulį kiekį palaikymo žmonių. Bet tai indikuoja, kad vis tik tai ne viskas galbūt, nežinau, galbūt Europos Sąjunga per toli nuo žmonių. Per tuos 5 metus aš tikrai labai stengiausi įvairiose bendruomenėse, tiek mokyklose, tiek, nežinau, įvairiose kitose bendruomenėse kalbėtis apie tai, ką Europos Sąjunga sprendžia, ką Europos parlamentas daro. Nes mūsųse mes irgi galim girdėti daug tokios nepagristos kritikos, dažniausiai irgi pasiekia per žiniasklaidą ir per kitus kanalus tokia informacija, kad štai kažką nori uždrausti, kažką liepti ir taip toliau ir panašiai, bet nėra suvokimo, kita vertus nėra suvokimo galbūt, ką iš tikrųjų reguliuoja ir ką iš tikrųjų daro Europos Sąjunga ir tada pasiduodama tokiom emocijom ir kažkokiem pletkam. Užsiminėt, kad Europos Sąjunga yra tarsi per toli, ar kartais dabar kyla klausimas, mūsų globaliais laikais, kai atrodo visi artėjami vienas prie kito, bet iš kartu ar tarsi netolstame, bet apie tai pratęsime po pokalbio su Valteriu Siliu, kuris yra klausytojas, kol kas klausytojas, o ne Valteris, mums prisiskambino. Sveiki, gerbiamas klausytojų, ko vardu ir jūsų klausimas ar komentaras? Jūs man sakot? Taip, labą dieną. Labą dieną, aš esu Lydija Mieževienė, architektė nors pensijoje. Bet, žinot, metais klausau, kaip galima rinkti tokį žmogų į Briuselio parlamentą, kaip Tamaševskis, kuris už Lenkus turi Lenkų kortą, turbūt reikia keisti įstatymus ar kaip, kad jisai nešmeištų Lietuvos, kaip visada daro tai. Kodėl jisgi puikiai žino, kokia tvarka Lenkijoje, kad ten tik tai lenkiški pavadinimai gatvių, visur viską užrašyta, nors Suvalkai buvo Lietuvos.
jie okupavo, bet visi prisitaikė prie Lenkų ir gyvena. O jam reikia dar autonomijos Šalčininkose. Nu kaip galima tokį žmogų prileisti į Europą, kuris šmeižia Lietuvą? Ačiū Lidija iš komentarą. Gana rimta pastaba, ir jūs dirbote kartu su Valdemaru Tomaševskiu Europos parlamente. Nežinau, kiek norėtumėte pati komentuoti, ar ne jo politinę darbotvarkę, kiek atsimenu komentavote, bet paklaustume, sakykime, apie jo personą, kiek jisai, sakykime, atstovavo tikrai Lietuvai, viena vertus, antra vertus mūsų pačios šalies santykius su artimiausiu kaimynu Lenkija, kuris yra, šiek tiek pakrikęs, netgi atrodo vien dėl raidelių kelių, ar ne? Aš nežinau, ar tai yra vien dėl raidelių, tas pakrikimas. Manau, kad vėlgi tai yra emocijos. Aš nežinau, kodėl nekeliamas klausimas. Kitaip tariant, kodėl Europos Sąjungoje yra dvi valstybės, tai yra Lenkija ir Vengrija, kurios vienintelės turi problemų. Jie sako, kad yra problemos su jų tautinių mažumų padėtimi kitose valstybėse. Dažniausiai tai būna ties rytinėmis sienomis. Nežinau, kodėl Lenkai nekelia klausimo dėl, tarkim, švietimo reikalų Vokietijoje, kur gyvena virš milijono šios tautybės žmonių ir nėra nei vienos valstybinės mokyklos, kur galėtų, ar darželio, kur galėtų mokytis Lenkų vaikai savo gimtąją kalbą, bet yra keliami klausimai ir didžiulis ažiotažas dėl to, kad čia yra 100 su virš tūkstančių Lenkų ir apie 100 mokyklų. Tai dėl Valdemaro Tomaševskio vienareikšmiškai tai yra apgailėtina, galiu kažkaip drąsiai tą pasakyti. Iš tikrųjų labai neramina, kad jisai kiekvienais rinkimais surenka vis daugiau, dabar jau gauna, aišku, ir rusų balsus. Visiškas buvo jo benefisas su Georgijaus juostele šią gegužę. Ir aš manau, kad tai turi būti labai aiškus signalas tiem, kurie dar čia galvojo, kad tai yra lyg ir Lenkų problemos kažkokios esančios ar nesančios klausimas. Tai yra jo asmeninė darbotvarkė, tai yra darbotvarkė susijusi su, manau, Lietuvai nedraugiškomis interesų grupėmis, gal taip išsireikščiau, nevadinčiau valstybėmis. Europos parlamente jisai kažkiek turi ten tų savo palaikytojų, bet tikrai niekas ypatingo dėmesio nekreipia, nes aš kaip ir minėjau, yra daugybė, tiksliau ne daugybė, bet keletas tų parlamentarų, kurie turi savo asmeninę darbotvarkę tautinių mažumų klausimų, bet Lietuva, aš dar sykį pabrėšiu, nepažeidžia jokių įsipareigojimų ir susitarimų ir čia yra pagrindinis dalykas. Turbūt nelabai norėtumėm turėti tokio kaimyno kaip Valdemaras Tomaševskis savo daugiabutyje. Aš pasakysiu atvirai, kai mes skraidydavom į Briuselį ir, žinot, nežinosi, kokią vietą gausi ir su kuo sėdėsi lėktuve, tai aš tikrai vis galvodavau, kad tik neatsisėsti su Valdemaru Tomaševskiu, nes jisai bandydavo įtikinti, kad aš pati Lenkija ir mano šeima Lenkai ir kad tik tai jie rūpinasi Lietuvos išlikimu, ten, žodžiu, visos ten krikščioniškos vertybės ir taip toliau ir panašiai. Tai manau, kad yra tam tikri dalykai, kur yra toks stiprus susikoncentravimas, kad net kitassyk atrodo liguistai. Atsiprašau, bet tikrai taip yra. Lenkų, taip klausimas rimtas. Turime dar ir kitą kaimyną anam laido gale Latvį. Latvį dirbantį Lietuvoje, nacionalinėme dramos teatre, režisierių Valterį Silį. Good afternoon, Valteris. Good afternoon. Labdien. Thank you that you found a moment to speak for our radio from Italy, even Italy. So I would like, we're now talking about neighborhood as European such, and I would like to ask a question. How do you treat Latvian and Lithuanian neighborhood? Are we close enough? But one moment, please. Valterio Silio, Latvių režisierius, dirbančio Lietuvoje, klausiu, ką jisai mano apie lietuvių ir latvių kaiminystę, ar mes esame pakankamai artimi. So about Latvian and Lithuanian neighborhood, what's your opinion? My feeling is that it's something that we can maybe easily get back. Sometimes it seems that it's a little bit like it is there. We for me it was at least like my personal experience was like something which just in last few years came back, that I felt like there's actually very good communication possible, which wasn't so usual sometime before. And that was something very surprising me, that it's actually very easy and the connection is very easy to establish, but we haven't spent much time on establishing these connections, I think, in some way.
Yeah. One moment, please, Valteris. Išversiu, ką sako Valteris Silis. Sako, kad jis jaučia, kad iš tikrųjų bendrystę, kaimyninę pajautą tarp Lietuvos ir Latvijos galime susigrąžinti. Ir pats sako, pajutęs, kad iš tikrųjų Latvijai su lietuviais gali gerai susibendrauti ir iš tikrųjų tai net nėra taip sunku, tai yra netgi lengva. Ir jisai pats nustebo, kad iš tikrųjų lietuviai ir latviai gali atrasti ryšį, nors tai atrodo dar prieš porą metų nebuvo labai įprasta. Dear Valteris, one more question. As your example, as you work in Latvia and Lithuania, could you say that you are one of kind of ambassadors of our neighborhood? Personally. Like that we are one in a way. That we're very close. Yeah, very close. Yes, there is I think that is something we somehow, my personal feeling is that it's incredibly close, that the understanding and this communication is very easy and that it would take, of course there is different cultural memory between us and there's different history but still there is it's actually something which is, I think we take it as a common knowledge that yes, we are neighbors and that's it, and then we fight for many things, but that there actually could be possibility to be maybe something much closer. That is almost for me became quite clear that we are something very, very one thing, but still there is always will be and continues. When we look at political things, it will be always ongoing fight. Who is better? Who can take from each other more? And that I think will continue. Such fight ongoing still. Although we pretend that we are friends and really good neighbors, but there's also this other neighbor part, I think, politically, but not in my personal feeling. Yeah. Thank you, Paldies, Valteris, good luck in Italy. Then, ir išversiu, ką sakė Latvijos režisierius, dirbantis ir mūsų nacionalinėme dramos teatre. Jisai paminėjo, kad politiškai mes kovojame apsimesdami draugais, bet asmeniškai jisai ir savo pavyzdžių parodė, kad asmeniškai labai gali būti iš tikrųjų kitaip. Tai būtent bendras žinojimas, kad esame kaimynai ir iš tikrųjų galime būti arčiau, tai tarsi vienas. Ir būtent Valteris Silis sako, tai atradęs dar pastebi, kad be abejo kultūra, istorija yra skirtinga, bet nepaisant to esam anot Valterio neįtikėtinai arti. Radvilė, šis Latvijos režisieriaus pavyzdys ir kalbant, turbūt gerokai skiriasi, pavyzdžiui, nuo politiko Valdemaro Tomaševskio, kuris su pietų kaimynais, tiesiog truputį galima sakyti, visiškai kaiminystės tikrai neartina, ar ne mūsų? Visiškai taip ir atsiprašau, aišku, kad vėlgi kalbant apie kaiminystę ir apie tai, kokie mūsų kaimynai pietuose ar šiaurėje, tai tikrai niekada negali absoliutinti ir sakyti, kad Valdemaras Tomaševskis atstovauja visus Lenkus ir kad mūsų santykiai kažkokie pakrikę su Lenkija. Europos parlamente tikrai daug puikių kolegų, su kuriais sutarėme tiek energetinės nepriklausomybės klausimais, tiek tos pačios politikos Rusijos griežtesnės klausimais. Tai iš tikrųjų daug tų bičiulių, bet su latviais lygiai taip pat aš galėčiau gal čia per tą prizmę Europos parlamento sakyti, kad tikrai vieni geriausių mano bičiulių, tokie, sakyčiau, draugai, galbūt politikoje retai kada gali atrasti tokių tikrų draugų. Tai būtent Latvija, iš tikrųjų, mes istorinės atminties dalykuose su Sandra Kalniete, kuri tęs savo veiklą Europos parlamente, tikrai labai daug nuveikėm ir iš tikrųjų smagu matyti, kaip tai ta šalis, kuri iš tikrųjų patyrė irgi labai sunkią finansinę, ekonominę krizę, kaip jinai stojasi, tiesiasi ir kaip ta valdančioji partija Valdžio Dombrovskio vienybės partija, kaip jie sugeba išlaikyti žmonių pasitikėjimą. Tai iš tikrųjų yra labai gražu. O kalbant apie bendrystės, tai nežinau kaip jums, bet man tai dažnai toks jausmas, kad kai girdi, kad latviškai kalba, tai atrodo, kad lietuviškai tik nelabai ką suprast gali. Tai manau, kad tikrai mes turėtumėm labiau stiprinti santykius su latviais, nes tikrai turim labai daug ko
bendro, vien jau tą kalbinę prasme ir iš tikrųjų tas mūsų patyrimas, jisai, duoda mums bendrą vardiklį. Spėkite, Radvilė, kaip latviškai būtų, kas tu esi? Kas tu esi? Visiškai teisingai, būtent kalba suartina ir jūs užsiminėte, kad Europos parlamente su Latvijai susibičiuliavote labiausiai. O, sakykime, Lietuvai ir Latvijai, ar geri kaimynai patiems europiečiams? Lietuva ir kaip tokia šalis? Manau, kad gera, tai mes turim, aišku, čia taip romantiškai žiūrinti į praeitį ir į istoriją ir daugiatautę, daugiakultūrę Lietuvą, ypatingai Vilnių, tai tikrai manau, kad istorija rodo, kad mokėjom ir gebėjom sugyventi ir nemanau, kad dabar yra kitaip, tiesiog visur yra piktų, blogų žmonių ir jų patys negali priskirti vienai ar kitai tautai, tai tiesiog jie tokie dėja yra. Su to galima arba kovoti, arba, nežinau, kažkaip pagailėti, užjausti, bet aišku, patiems būti budriems, stipriems, neatsisakyti savo principų, o aš manau, kad mes esam pakankamai geri kaimynai, pakankamai suprantantis vieni kitus, aišku, trūksta galbūt kai kuriuose dalykuose ir tos vadinamos tolerancijos, supratimo, kad kitas gali atrodyti kitaip, kad jo mintis gali būti kitokios, bet sakau, čia matyti yra bruožas tiesiog tokių nesuprantančių piktų žmonių, bet negalima absoliutinti. O apie tokį piktą Europos kaimyną, kuris nuskriaudė mūsų kitą artimą kaimyną, Ukrainos klausimas, keičiasi kadencijos, Europa savaip reagavo į Ukrainos įvykius. Kas dabar gali keistis, kaip galvojate? Ar nebus šiek tiek primirštas šis klausimas? Aišku, kad rizikos daug, iš tikrųjų taip, kaip vyksta ir manau, kad kaip tai yra suplanuota Kremliaus, matyt, Putino tie veiksmai Ukrainoje, kad jie vargina, jau nekalbant apie pačius ukrainiečius, kur gal net netoks žodis turėtų būti iš tikrųjų kelintis siaubą ir tokį netikrumo jausmą, bet europiečius, manau, taip, vargina, pasižiūrėkime į Siriją, 100 000 aukų, visi lyg ir ten kažkaip palinguoja galvą, baisu, jai ką daryti, bet iš esmės nėra svertų, kaip tą situaciją pakeisti ir po truputėlį tas grimsta užmarštin, tai yra toli ir tiek žinių. Tai aišku, čia Lietuvos parlamentarų ir Lietuvos vyriausybės uždavinys, kad Ukrainos klausimas būtų pačiame viršuje, užsienio reikalų darbotvarkė Europos Sąjungoje ir kad mūsų uždavinys yra tai, kad būtų nepamiršti tie dalykai, nes ten, žodžiu, viskas vis dar vyksta ir iš tikrųjų ieškoti tų būdų, nežinau, ar ten ekonominių sankcijų, ar kažkokių kitokių būdų, kaip Rusijos tą agresiją būtų galima suvaldyti, sustabdyti, arba kitaip tariant, kaip dabar ruošti namų darbus, kad patys apsisaugotumėm. Taip, čia mes prieš žinias kalbėjome su Užupio šerifu Vytautu Ratkevičiumi apie saugią kaimynystę, taip pat ir su policijos viešosios tvarkos skyriaus viršininku. Ir tam tikri yra labai svarbus dalykai, kalbant apie saugią kaimynystę. Europos Sąjungos pozicija šiais metais jūsų akimis dirbant ten Europos parlamente, ar jinai buvo adekvati, ar jinai buvo savalaikė, ar iš tikrųjų Europa sureagavo kaip kaimynas, kuris rūpinasi saugumu savo sienų? Europos Sąjunga yra toksai gana sudėtingas organizmas. Negalėčiau sakyti vangus, nes jau čia tokį tada uždėčiau labai negatyvų kažkokį atspalvį, bet jisai lėtai veikiantis dėl savame suprantamų priežasčių, dėl skirtingų interesų, 28 valstybės. Natūralu, kad tarkim kokiem italam ar ispanam labiau rūpėjo ten, žodžiu, Gadafio reikalai Libija ir arabų pavasaris, negu tarkim rytų Europos valstybėms. Tai dabar natūralu, kad mes labiau esam kaip čia tokia susitelkimo būsenoje negu kolegos pietų Europoje. Tai tas turbūt visai normalu, čia reikia daug dirbėti tam, kad vieni kitus geriau pažintumėm ir suprastume vieni kitų patyrimus ir tada tai atsižvelgdami kažkaip bandytumėm šiandienos politiką formuoti. Ir tiek turbūt, nežinau, ką daugiau bepridėti, nes tai, kas darosi Ukrainoje ir taip, kaip Europos Sąjunga reagavo, mes visi buvome šiek tiek nusivylę, ar ne, galvojame, kad čia reikia griežtesnio kalbėjimo. Bet Europos Sąjunga nėra gynybinė, nėra saugumo sąjunga, tai yra ekonominė, politinė, orientuota į savo tos struktūros ekonominį gerbuvį arba bent siekiamybę turėti tą ekonominį gerbuvį ir aš labai tikiuosi, kad užteks jėgų šitai
šitam Europos parlamentui ir naujai Europos komisijai ir naujam užsienio reikalų įgaliotiniui kažkaip, nežinau, griežtinti tą balsą Rusijos atžvilgiu. Nors, aišku, reiktų paminėti, kad nuo šaltojo karo tas atšalimas ES ir Rusijos santykių yra pats didžiausias. Tai yra jau giliausia duobė, kokia beįmanoma. Tai sakyti, kad nieko nebuvo daroma, turbūt būtų neteisinga. Vis tiek ir sustabdytas nebus susitikimo ES Rusijos viršūnių birželio mėnesį. Tos visos dėrybos dėl laisvos prekybos, dėl vizų režimo ir visų kitų dalykų tai yra sustabdyta. Ir aš tikiuosi, kad tokioj dvasioje viskas ir tęsis. O dar, Radvilė, apie jūs pačią. Apie mano kaimynus. Na, tai gal nesismulkinkime, tikiuosi, jie draugiški ir besirūpinantis vieni kitais. Bet 5 metus dirbote Europos parlamente ir subrendote ten kaip politikė. Ir dabar tenka turbūt grįžti į Lietuvą. Ar čia nebus per ankšta ir apskritai su kokiom pamokom grįžtate? Oi, tai kad aš nebuvau išvažiavus iš Lietuvos, viskas man buvo aišku, kaip čia veikia ir kokios bėdos. Ir aš manau, kad ydingas požiūris, kad Europos parlamento narys dirba tik Briuselėje ar Strasbūre, todėl kad jis turi žinoti, kuo gyvena jo valstybė, jis turi nunešti tą žinią, kad ten neprisisvaičiuti iš tribūnų, kad pasieks vienus ar kitus dalykus, kurie gal ypatingai sunkiai būtų įgyvendinami. Tai nežinau, kaip čia atrodys tie, ateinantis metai. Aišku, kad per tuos 5 metus išmokau daug, visą tą laiką tikrai daug ir nuoširdžiai dirbau, pusę savaitės ten Europos parlamente, kitą pusę čia Lietuvoje. Tai tikrai jaučiuosi padarius tiek, kiek galėjau, už tai esu dėkinga visiems tiem žmonėm ir už patarimus, ir už palaikymą, ir už bendras idėjas, iniciatyvas. Tas tikrai labai gražu ir išliks labai tokių gerų prisiminimų. Ir aš manau, kad kiekvienas iš mūsų galim taisyti dalykus, ką mes matom netobulą savo valstybėje, savo visuomenėje, ir nėra labai svarbu, ar tai yra, ar tu esi politikas, ar tu esi tiesiog geras pilietis. Ir palinkėsiu jums sėkmės toliau politinėje karjeroje. Na, o į klausimą, ar esate draugiškas kaimynas žinių radijos svetainė žiniųradijas.lt skaitytojai atsakė daugmaž per pusę, vieni draugiški, kiti, ne itin ačiū, su jumis buvau Marijus Gailius, geros likusios dienos, iki.